paskirtas tau. Prasminga giesmė, malda galime ją pavadinti. Ir jeigu iš širdies mes to prašome, ką dabar giedojame, tai yra tikrai kilnus prašymas. Nes toks jis yra mūsų pašaukimas. Tik ar visada mes to prašome, ar visada suprantame svarbą to, ką šios giesmės žodžiais mes dabar paprašėme. Taip, mūsų gyvenime mes susidurėme įvairiose kryžkelėse, kur mums labai svarbu priimti teisingą sprendimą, kur pasukti į kairę, į dešinę. Nebūtų taip, kaip toje pasakoje, kur ant žirgo joja, į kairę pasuksi, galvos neteksi, į dešinę žirgą neteksi. Tai yra būna dar svarbesni sprendimai gyvenime. Tačiau ir kasdienių pasirinkimų užtenka kasdienybėje, nes pats gyvenimas yra kaip kelionė, kelias ir eidami šiuo gyvenimo keliu, mes nuolat prieidami įvairias kryžkelės, kaip jau minėjau, turime pasirinkti, negali stovėti vietoje. Ir kad galėtum toliau tęsti kelionę. Ir ar visada mūsų pasirinkimas būna teisingas? Taip, pažvelgę atgal į praeitą jau gyvenimo distanciją, galime pamatyti, kad esame padarę daug klaidų gyvenime. Pasukdavome ir ne ten, kur reikia. Ir galvojame, kaip būtų gerai, jeigu galima būtų sugrįžti ir jau nesukti į tą kelią. Tačiau toks jau yra tas gyvenimas, todėl labai svarbu susikoncentruojant į priekį, į tą mūsų kelionės dalį, kuri dar nenueita, kad ateityje mes gebėtume priimti teisingus sprendimus. Ir kokį kelią mes dažniausiai renkamės, žmonės pasaulyje kokį kelią dažniausiai renkasi, tokį labiau pramintą, platesnį, patogesnį, geriau sutryptą, kur aukšta žolė nebraižo kelėnų. Ar vis dėlto siauresnį kelią, ne dėl to, kad jis būtinai sunkesnis, o dėl to, kad aš tikiu, kad jis yra teisingesnis kelias. Tačiau tie pasirinkimai, nors jie ir svarbus, daugelis iš jų nėra tokie, kur jau visiškai gyvybiškai svarbus, bet yra ir tokių pasirinkimų, kai pasirinkus neteisingą kelią, klaidingą pasirinkimą priėmus. Tai gali nulemti ir mūsų likimą amžinybėje, mūsų sielos likimą. Mes nuolat susidurėme su pasaulyje tykančiomis pagundomis. Kas kart, kai žmogus nusideda, o ir krikščionis suklumpa nusideda, kas padaro tą nuodėmę, kokiu būdu jį įvyksta. Taip, kiekvieną kartą tai yra mūsų pasirinkimas. Tai nėra kažkoks tai instinktas. Jeigu kažkas užpiltų jums ant rankos verdančio vandens, tikrai turbūt kiekvienas pradėtų šaukti, ranką atitrauktų, refleksiškai tai suveiktų. Turbūt negalvotų, ką dabar turiu daryti, šaukti ar nešaukti, kokį pasirinkimą priimti. Patraukti ranką ar nepatraukti. Ne. Tačiau yra dalykų, kuriuos vis dėlto mes patys sąmoningai renkamės. Sąmoningai darome, priklausomai nuo to, kaip mes suprantame, kas yra teisinga. Priklausomai nuo to, ką mes jaučiame, priklausomai nuo to, kokios yra mūsų vertybės, kokia moralė, kokie prioritetai, kokie gyvenimo pasaulėžiūra, kokia gyvenimo filosofija, koks mūsų mąstymas. Visa tai nulėmė, kokius mes pasirinkimus priimame. Tačiau tos pasirinkimus priimame mes ir kiekvienas iš mūsų asmeniškai nešame atsakomybę už kiekvieną priimtą sprendimą. Taigi, kai susidurėme su pagundomis, kokį mes sprendimą priimame? Ar lengvai pasiduodame kiekvienai ištikusiai pagundai? Ar mes linkę pasirinkti visų pramintą lengvesnį kelią? O visi taip daro. Visi taip elgėsi, nieko čia tokio, pasaulis neapsivers, jeigu aš ir taip pasielgsiu. O galbūt vis dėlto priešinsiesi tai pagundai, rinksiesi siauresnį kelią, teisingą kelią, net jeigu jis yra ir daug sunkesnis kelias. Taigi įvairūs pasirinkimai būna mūsų gyvenime, susijęs su darbu, santuoka, kelionė. Ir susidurėme, kaip minėjau, įvairiais gundimais arba išmėginimais.
Nuolat tenka rinktis, kaip pasielgti. Dievo žodyje mes šiandien pažvelgsime vieną ištrauką, ji bus iš Evangelijos pagal Matą 4 skyriaus. Ir ten Jėzus taipogi buvo susidūręs, buvo situacija su gundymais. Ir taipogi pamatysime, kokius jis sprendimus priėmė, ką jis pasirinko. Ir raštas sako, kad Kristus buvo visaip gundytas, tačiau nenusidėjo. Visaip gundytas, kaip ir mes esame visaip gundomi mūsų gyvenime. Jis nenusidėjo, jis nepasidavė pagundoms. Ir todėl įdomu, kaipgi jam tai pavyko. Ar tos pagundos buvo silpnesnės? Ar galime ir mes sėkmingai priešintis gyvenimo kelyje sutiktoms pagundoms? O gal reiktų ir ne tik reiktų, bet ir būtina pažiūrėti, o ką darė Kristus, kai buvo gundomas. Ir galbūt iš to galime kažko tai naudingo pasimokyti, kad ir mes jau sekančią dieną, sekančiame gyvenimo žingsnėje jau gebėtume sėkmingiau pasipriešinti įvairioms pagundoms. Ir viešpats yra pasiruošęs mums padėti. Pradžioje paskaitysiu visą ištrauką, bus 4 skyrius Mato Evangelijoje nuo 1 iki 11 eilutės, o po to nuodugniau mes pažvelgsime į šias eilutes dar sykį. Ir štai kas nutiko po to, kai Jėzus buvo pakrikštytas Jordano vandenyse, Jonas Krikštytojas jį pakrikštijo. Ir paskui Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs 40 dienų ir 40 naktų jis buvo labai alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė, jei tu Dievo sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona. Bet Jėzus atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako, jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atsako, taip pat parašyta, negundyk viešpaties savo Dievo. Velnias vėl paima jį labai aukštą kalną ir rodydamas viso pasaulio karalystės bei jų didybę tarė, visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane. Tada Jėzus atsako, eik šalin šėtone, juk parašyta, viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Tuomet velnias nuo jo atsitraukė ir štai angelai prisiartino ir jam tarnavo. Taip, tikrai daugelį gerai žinoma istorija ir galbūt dažnai perskaitė krikščionis ją kaip primiršta, pasineria į laiškus, Pauliaus, Petro laiškus, kitas vietas, o tą vietą primiršta. O ji yra labai svarbi ir dėl to, kad primiršta, galbūt tai ir yra priežastys tos problemos, kad mes taip dažnai itin lengvai pasiduodame įvairioms pagundams, nesusimastydami, kad mes tokį sprendimą, pasirinkimą padarome nusidėdami. Taigi čia mes matome Jėzaus misijos pradžią, 30 metų, palieka Dailydes amatą, ateina prie Jordano vandenų iš Galilėjos, ten, kur Jonas Krikštytojas krikštijo, ten suranda Joną Krikštytoją, kuris turėjo paruošti kelią tolimesniam viešpaties tarnavimui, jo misijai, kuri tęsis 3 metus šioje žemėje. Ir Jėzus atėjo pas Joną Krikštytoją, kad būtų jo pakrikštytas. Tai turėjo būti jo misijos pradžia, kelionės link Golgotos kryžiaus pradžia. Šėtonas taipogi turi savo misiją, kurią jis ir iki šioliai tęsia. Ir tuomet toji šėtono misija buvo sutrukdyti dieviškai misijai. Kaip ir šiai dienai jo misija išlieka tokia pati, sutrukdyti įvairiom įmanomom priemonėm, sustabdyti Dievo darbą, pakenkti Dievo darbui. Šėtonas žinojo, kad Dievas turi paskyręs Jėzų ypatingą misiją ir jo tikslas buvo tam sutrukdyti. Velnias žino, kad Jėzaus misijos sėkmė bus velnio pralaimėjimas.
Ir todėl jis čia dykumoje iš karto puola į ataką. Netrukus po krikšto Jėzus nueina į dykumą ir kaip įdomi mintis, dvasios nuvestas į dykumą. Pati Dievo dvasia jį nuveda. Reiškia, tai buvo reikalinga, tai buvo būtina. Turėkime tai omeny, kad Dievas leidžia ir mums būti išbandomiems, gundomiems. Ne tik tam, kad Dievui patinka žiūrėti, kaip jūs ten kovojate ir kenčiate ir panašiai. Bet tai reikalinga ir mums patiems, kad mes pamatytume, kur aš stoviu savo tikėjime, ar aš tikrai tikiu tuo, ką aš sakau, tuo, ką aš giedu sekmadienio rytą atėjęs. Tai tuomet galimybė patikrinti man pačiam save, o taipogi ir įrodyti Dievui, parodyti Dievui, taip Dieve, aš tave myliu, žiūrėk, aš kovoju su pagunda, kovoju su nuodėme. Tai yra reikalinga, tai yra būtina. Galų gale išbandymai, sunkumai, raštas sako, jie yra kaip toji ugnis, kuri išgrynina auksą, sidabrą, pašalina priemaišas, mus užgrūdina, mus pastiprina. Tai yra labai plati tema, todėl ją dabar nenuklysiu, bet grįžkime čia prie šios temos. Taigi Jėzus buvo gundomas velnio ir šėtonas vis dėlto, kaip mes matome šioje istorijoje, negalėjo priversti, sugundyti Jėzų nusidėti. Kaip jis negali ne vieno iš mūsų priversti kažką tai padaryti. Kartais žmonės norėdami pasiteisinti sako, velnias mane privertė. Čia velnias, ar koks ten, kaip tame spektaklyje sename dar vaikystėje į Tartiufo, koks velnias vedė mane į tą galerą. Taip, bet tu žmogau pats ėjai savo kojomis į tą galerą. Velnias galėjo tave tik tai gundyti. Ką jisai ir daro ligšioliai. Ir Jėzui užtektų bent kartą pasiduoti kuriam tai velnio gundimui ir Jėzaus numatyta misija būtų žlugusi. Ir taigi, grįžtant prie šios istorijos pradžios, ką mes matome? Jėzus buvo nevalgęs 40 dienų ir 40 naktų ir pasakyta buvo labai alkanas. Kodėl Evangelijoje paminėti šie žodžiai buvo labai alkanas? Jeigu būtų tik parašyta 40 dienų ir 40 naktų nevalgęs, ne kiekvienas žmogus suprastų pilnai esmę. Turiu omeny tos žmonės, kurie visada yra sotus. Ne veltui sakoma, sotus alkano nesupras. Todėl būtent tokiems žmonėms sotiems, kaip mes esame sotus, dar ir pasakyta, jis buvo labai alkanas. Nors kartais kažkur tai pusdienį gal ir pabuvojome kažkiek tai paalkę. Bet ką reiškia 40 dienų būti nevalgęs, turbūt ne kiekvienas iš viso žmogus yra tai patyręs, išgyvenęs. Ir ko labiausiai nori žmogus, kai būna alkanas? Tikrai jam nerūpi, kas šį vakarą ten per televiziją rodys kokį krepšinį, ar ten kokios politinės naujienos, ar koks oras rytoj bus, ar kas ant tilto ten kimba, kips plekšnės ar nekips, ne. Pirmas ir vienintelis noras yra maistas, numalšinti alkį. Ir būtent tuo metu, kuo yra lengviausia sugundyti alkaną žmogų? Maistu pasiūlyti, tuo, kas gali numalšinti tą alkį. Taigi šėtonas nepuolė Jėzaus iš karto po krikšto, jis išlaukė tinkamo momento, kai jis liksės vienas dykumoje nusilpęs. Ir toji taktika išlieka ir šiai dienai ta pati. Šėtonas laukia momento, kai žmogus būna pavargęs, suirzęs, alkanas. Ir tuomet šėtonas puola ir pažiūrėkite, kaip tokiais momentais jam daug lengviau pavyksta žmogų išklibinti iš pusiausvyros. Taigi velnias taipogi nepuola Kristaus atvirai, ten bandydamas jį bauginti, prigrasinti. Jo taktika kitokia. Jis toksai bando taip lengvai prieiti, tarsi švelniai įtikti, saldžia žodžiauti, sako. Tačiau iš tikrųjų visame tame yra jo klasta ir apgaulė. Jo gundimas, puolimas yra sugundyti, kad Jėzus būtent pats pasirinktų klaidingą sprendimą. Čia, kaip sakoma, šėtonas gali pasiūlyti kažką ant rankos, bet jis negali prievartą jums jūžantį įkišti. Kartais būna, kad jums brošiūras jūžantį įkiša. Ir žmogus paima, ištraukia, nueina ir išmeta į pirmoji šiukšliadėžį.
Reikia, kad paimtų iš rankos. Iš rankos. Tai va taip ir šėtonas. Jisai siūlys tą blizgutį, bet jis laukia, kad žmogus pats paimtų. Kad jis pats priimtų tą pasirinkimą. Ir šioje istorijoje mes matome 3 jo bandymus. Ir štai pirmas bandymas, kai šėtonas sako, jei tu Dievo sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona. Dar visai nesenai, kai tik Jėzus buvo pakrikštytas Jordano vandenyse, pamenate momentą, kai balandis, šventoji dvasia balandžio pavydale nusileido ant Jėzaus, balsas iš dangaus pasigirdo, Dievo balsas. Ir ką tasai balsas bylojo? Šitas yra mano mylimasis sūnus. Šitas yra mano mylimasis sūnus. Taip, pats Dievas pasakė, šitas yra mano sūnus, Dievo sūnus. Ir štai dabar šėtonas sako, jeigu tu Dievo sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona. O kai žmogus alkanas, jam pagrindinės mintys yra, kaip tu numalšinti, tokia galimybė. Ir atrodytų, kasgi čia tokio. Ne vagystė, ne žmogžudystė, ne svetimavimas. Viešpats Dievas, visatos kūrėjas dykumoje, ten liks dykumoje vienu akmeniu mažiau. Ir atrodytų, kasgi čia tokio. Tačiau, taigi iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad nieko baisaus tame nėra. Tačiau tame buvo velnio pinklės. Ir ar Jėzus panaudos savo galę savanaudiškiams tikslams? Ar panaudos tą galę užuot pasitikėdamas, kad dangiškasis tėvas pilnai pasirūpins juo, tuo, kuris yra pažadėjęs savo vaikams, niekada nepaliksiu jūsų, niekada neapleisiu, ar vis dėlto paklausys šėtono patarimo? Nieko nėra baisiau, nei klausyti šėtono patarimų. Ar pavyks sugundyti Jėzų, patenkinti savo poreikius? Ir Jėzus atsako, žmogus gyvas ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Šie žodžiai daug ką pasako, jie primena, kas yra žmogus. Tai ne vien kūnas, kaulai, karkasas ir mėsa, bet kad jis yra siela, gyva būtybė, amžina siela. Ir egzistuoja ir dvasinis maistas, kuris duoda gyvybę amžinajai sielai. Ir aš galiu patenkinti savo užgaidą, paversti akmenį į duoną, pamaitinti savo kūną, bet ar aš tokiu pasirinkimu nepakenksiu savo amžinai sielai. Pats viešpats Jėzus buvo toji duona, gyvybės duona. Taigi šėtono pirmas bandymas buvo nukreiptas Jėzaus asmeninius poreikius. Ir kaip matome, Jėzus atlaikė tą išbandymą. Jis pasipriešino sėkmingai šiam pirmajam gundymui. Jis pats atėjo į pasaulį kaip gyvybės duona pražuvusiems. Kaip Jono Evangelijoje pasakyta, aš esu gyvybės duona, kas tiki mane nežus, kas valgo mane, tas turės amžinąjį gyvenimą. Ir labai įdomu, kad tas miestelis, tas kaimas, kuris jis gimė, Jėzus, kaip jisai vadinasi, pamenate? Betliejus. O ką reiškia Betliejus, išvertus į lietuvių kalbą? Duonos namai. Taip, Betliejuje gimė gyvybės duona, pats Jėzus. Ir taip, šėtonas puikiai žino, koks yra žmogus ir kam jis yra pasiruošęs, kad išgelbėtų savo gyvybę. Mes matome pasaulyje žmonės, kurie nepažįsta Dievo, kokius sprendimus jie pasiruošę priimti, kad tik išgelbėtų savo kailį. Parduoda brolis brolį, giminaitis giminaitį, tautietis tautietį, vienas kito gaudo, žudo, siunčia į frontą ir panašiai, kad tik išgelbėti savo gyvybę. Tegul kitas miršta už mane, bet už tai aš liksiu gyvas. Šėtonas tą taktiką žino. Jobo knygoje pasakyta, oda už odą, čia šėtono žodžiai. Atsakė šėtonas viešpačiui, visą, ką žmogus turi, jis atiduos už savo gyvybę. Visą, ką turi, atiduos už savo gyvybę. Ir būna tokių, kurie ir savo motiną gali atiduoti už savo gyvybę. Toks yra žmogus, nepažįstantis Dievo, nuodėmingas žmogus. Ir šėtonas tą puikiai žino ir tuo naudojasi. Tai panaudoja. Šiandien daugelis pirmenybę teikia fiziniai duonai, ruginiai, kvietiniai duonai, tačiau visiškai nesimaitindami tikrąją gyvybės duoną. Netrukus seka, grįžtant prie Mato Evangelijos, antras bandymas.
kai šėtonas paima į šventąjį miestą, taip, pats asmeniškai aš negaliu protų kaip suvokti, kaip ten įvyko, čia jis dykumoje, o dabar paima jį į šventąjį miestą ir pastato ant šventyklos, kur ten ir žmonės, ir viskas. Taip, kokiu tai būdu šėtonas taipogi turi didelę galią, mes dažnai jo neįvertiname iki galo. Ir štai velnias ragina Jėzų įrodyti, kad jis yra Dievo sūnus. Išpulk žemyn, juk parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave, jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Taip, tai yra pažadas. Ir jeigu pažiūrėsite psalmėse, tas pažadas skirtas tikintiesiems visiems, kad angelai globoja jūs, bet reikia žiūrėti, kokiame kontekste. Ar tai reiškia, kad aš dabar galiu nueiti ant vėtrungės stogo ir šokti, ir remdamasis tuo pažadu, žiūrėkite, mane angelai dabar tuoj sugaus. Kodėl? Nes pažadas toks. Mesgi giedojame, Dievo pažadais remiuos. Tai būtų Dievo gundymas. Tai būtų Dievo gundymas. Taip. Nes viešpats atsako, negundyk viešpaties savo Dievo. Štai kas yra. Taip, tai būtų gundymas, tai būtų nuodėmė. Taigi kažkam gali atrodyti, kad nėra nieko blogo tokiu būdu, galbūt parodyti Dievo galią. Tegul tie žmonės dvejojantis, abejojantis įsitikina, kad tikrai Jėzus yra Dievo sūnus. Galų galiai jis nieko nepavogė, nieko neužmušė. Nušoko nuo šventyklos stogo ir žiūrėkite, kaip puikiai angelai jį pagavo. Ne, Dievas nori, kad ne tokiu būdu žmogus ateitų prie tikėjimo. Tai jau, nes toks būdas jau būtų Dievo gundymas. Ir tai pasitaiko, kai ir šiandien žmonės gundo Dievą, daro įvairius tokius šou, ima plikomis rankomis nuodingas gyvates, norėdami parodyti, štai žiūrėkite, remiuosi Dievo pažadu, gi parašyta, jie ims plikomis rankomis nuodingas gyvates ir jiems nieko nebus, išgers mirtinų nuodų ir jie nemirs. Ir kažkodėl tų nuodų irgi nelabai nori gerti, kažkodėl dar prisibijo, bet vagi su gyvatėm bando žaisti ir įgelia, ir miršta. Kodėl? Nes Dievą gundė. Ir tai būtų Dievo nuodėmė. Ir galiausiai seka trečias bandymas. Ir sako, visą tai tau atiduosiu, visas karalystės, jų didybę, jei prapuolės, pagarbinsi mane. Ir tuomet Jėzus sako, eik šalin šėtone. Kaip žmogus sakytų liaudiškai, nusibodai, dink iš čia. Taip, eik šalin šėtone, parašyta, viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Ir štai Jėzus dar nebuvo pradėjęs savo tarnystės, dar neturėjo nei vieno mokinio, nei vieno pasiekėjo ir jam siūloma viskas, visos karalystės, jų didybės. Ar šėtonas meluoja? Na ne, nelabai jisai. Raštas sako, kad jis yra šio pasaulio kunigaikštis. Pažiūrėkite, kiek daug žmonių, kurie yra itin toli nuo Dievo, kokius honorarus gauna Holivudo žvaigždės, kokius honorarus gauna NBA žvaigždės. Kai galėtų tik pasvajoti apie tokį atlygį žmogus, kuris gelbsti žmogaus gyvybę, operuodamas širdį, darydamas smegenų operaciją. Štai kas nusipelno tikrai didelių atlyginimų. Panašiai, o šie žmonės laksto po aikštelę ir gauna milijonus, bet velnias ir tai panaudoja. Pažiūrėkite, kiek milijonų žmonių, kokiai miniai atitraukiamas dėmesys, kad žmonės neturėtų laiko pakelti akių į dangų, susimastyti apie tai, o kasgi ten anapus laukia, o gal ten už debesų kažkas yra. Ir tai užgožia žmogų, o gyvenimas tai bėga savo ruoštų. Bėga toliau. Taigi, velnias siūlo visas pasaulio karalystės, visą valdžią ir taip lengvai, be jokios kančios, be jokios kovos, jokios aukos. Tiesiog pagarbink jį, nusilenk jam, priimk jį. Ta patį siūlo jisai ir šiandieną. Priimk tai, ką siūlo šis pasaulis. Ir tuomet, jeigu Jėzus būtų pasidavęs šiam gundymui ar bet kuriam iš jų, nebūtų ir Golgotos kryžiaus, mirtis ir prisikėlimas. Būtent tai yra stipriausias patvirtinimas to, kad iš tiesų Jėzus yra Dievo sūnus, jo stebuklai, jo ženklai. Jūs šiandieną jau skaitėte istoriją,
irgi ištraukoje perskaitytoje ryte. Jono Evangelijoje parašyta, Jėzus padarė daug kitų ženklų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O tie, kurie surašyti, kad tikėtumėte, kad Jėzus yra Dievo sūnus ir tikėdami jį turėtumėte amžinai gyvenimą. Kad tikėtumėte tai, ką pats Dievas iš dangaus pasakė, šitas yra mano mylimasis sūnus. Tas, kuriam ir taip duota visa valdžia danguje ir žemėje. Jėzus sako, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. O šis šėtonas yra laikinas kunigaikštis šiame pasaulyje, kuriam leista gundyti žmonės, jas vesti į pražūtį. Tačiau tiems žmonėms duota taipogi galimybė ir kitą sprendimą padaryti, rinktis viešpatį ir sekti juo. Taigi, Jėzus pasirinko paklusnumą Dievui. Ir velnias ir šiandieną siūlo tos pačius metodus. Jis gali pasiūlyti materialinę gerovę, klestėjimą, valdžią. Tai reikia išsiginti Dievo, pagarbinti jį ir žmogus gali tai įgyti. Pamastykite apie tuos pasaulio galinguosius, kurie valdo pasaulį, ką jie bendro turi su Dievu. Raštas sako, visas pasaulis piktojo pavergtas, pažodinis vertimas iš graikų kalbos profesoriaus Jurėno išnašoje parašyta, visas pasaulis guli piktajame. Pagalvokite, va štai pasaulis. Gal esate matę paveiksliuką, yra eilutė, kad apie pasaulį, žemę, visa kas joje, visa kūrinyje yra Dievo rankoje. Bet šiuo atveju pasaulis kaip sistema, kaip pasaulietinė filosofija, ideologija, visa tai, kas ateina iš pasaulio, tai, kas pasaulietiška, guli piktajame, tarsi paskandintas pačiame piktajame, kurį įvardyjame kaip velnę, kaip piktąjį, kaip šėtoną. Taigi Jėzus atsakas yra aiškus, eik šalin šėtonė, viešpatį Dievą te garbink. Ir parašyta, velnias nuo jo atsitraukė, Luko Evangelijoje parašyta iki laiko. Tai yra svarbu, kai mes kovojame, pasipriešiname velniui, jis atsitraukia, neturime manyti, viskas atsikračiau. Nes galima lengvai prarasti budrumą, jis atsitraukia iki laiko, vėl lauks tinkamo momento. Kai vėl primiršite, vėl atsipalaiduosite, pamiršite tą momentą, kai buvote stipriai gundomas ir pasipriešinote pagundai, vėl tarsi taip atsipalaidavus imate plaukti pasroviui. Jokūbas savo laiške taipogi sako, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų, artinkitės prie Dievo ir Dievas artinsis prie jūsų. Tai vėlgi yra sprendimas, pasirinkimas, tai neįvyksta plaukiant pasroviui. Taigi, ką mes turime atsiminti, kai tas riaumojantis liūtas kėsinasi į mus, kaip mes turime pasipriešinti jam, kad nepasiduoti pagundoms, kad likti ištikimams. Raštas sako, būk ištikimas iki mirties, tai yra Viešpaties žodžiai, ir aš duosiu gyvenimo vainiką. Tie žodžiai primena, kad toji žemiškoji kelionė, ji ne visada bus lengva, dažniau bus sunki, jeigu tikrai mes esame norime būti ištikimi Kristaus pasekėjai. Taigi pagundos ištinka kiekvieną iš mūsų, mes jų negalime išvengti, negalime jų panaikinti, tačiau mes galime joms priešintis. Galime išvengti jos pražūtingų pinklių, neįkliūti į tos spąstus. Pažiūrėkime į keletą tokių praktinių priminimų, patarimų, kuriuos svarbu prisiminti. Pirmas dalykas, laukite pagundų, jų bus. Neieškokite jų nereikia ieškoti. Kaip ir tų išbandymų mes sąmoningai neieškome, jie patys ateina. Taip ir pagundas. Nesitikėkite, kad jų nebus. Priešingai, būkite pasiruošę, jų bus. Žiūrėkite, vieną dieną viskas gerai, ramu, o sekančią dieną kaip perkūnas iš giedro dangaus. Bus jų, tikrai bus. Neturime manyti, kad niekada nesusidursime su gundymais. Velnias nepaliks mūsų ramybėje. Jis bandys sugundyti mus, nusigręžti nuo Dievo valios, tol, kol dar mūsų kelionė šioje žemėje nesibaigė. Jis nuolat bandys mūsų susigrąžinti pas save. Taigi turime žinoti, kad mes būsime gundomi visi. Antras dalykas, turime atpažinti, kai mes esame gundomi. Ir taip dažnai būna, mes suklumpame, nusidedame,
Ir tik po to suprantame, kad taip, mes susidūrėme, buvome gundomi, bandomi, kaip aš to nepastebėjau. Todėl turime išlikti budrus. Štai kodėl apaštalas Petras ir sako, būkite blaivūs, budėkite. Budėkite. Kodėl? Jis toliau tęsia, nes jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. O pasakytų, taip apaštalas Petras, jūsų priešas velnias išvyko į Australiją, šiaurės ašigalį, grįž po pusmečio. Ne, jis aplinkui, slankioja aplinkui, visada, tykodamas ką praryti, laukiantis momento, kada jūs būsite itin alkanas, pavargęs, suirzęs, va tuomet jis ir kirs. Taigi budėkite, tai reiškia atidžiai stebėkite, būkite pasiruošę laiku pastebėti. Nepakanka žinoti, kad miške brakonieriai gali būti pridėję spąstų. Aš tai galiu žinoti, taip, bet labai svarbu juos pastebėti, taip, kad juos neįkliūti. Taip yra ir su pagundomis. Velnio masalas dažniausiai gali būti labai gražiai įpakuotas. Būtent toks ir yra tikslas sugundyti. Jeigu velnias parodytų savo kėslų visą bjaurastį, tai vargu ar žmogus taip lengvai tai priimtų, bet jis tą bjaurastį įvynioja į gražų popieriuką, kas gražiai atrodo jo akims, kas sukelia geismą kūnui akims. Ir tokiu būdu žmogus užkimba, kaip ir žuvis. Jeigu žuvis suprastų, kad ten yra kablys, ant kurio jį užkips ir po to atsidurs ant keptuvės toj žuvis, tai jį galbūt praplauktų pro šalį. Bet jį to nesupranta, kvaila žuvis. Mes neturime būti tokie kvaili kaip žuvis. Turime būti protingesni, mes sukurti pagal Dievo paveikslą, pagal Dievo atvaizdą. Turime atpažinti, kur yra tas kabliukas ir nesusigundyti tuo gražiai atrodančiu slieku. Taigi turime išvelgti velnio žabangas anksčiau, nei jas įkliūsime. Jau žmonijos istorijos pradžioje šėtonas naudojo tos pačius metodus. Prisiminkime, kaip jis gundė pirmosius žmonės, Adomą ir Ievą. Kai jis sakė, atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir pikta, gražiai skamba. Būsite kaip Dievas. Išminties įgysite, mokėsite atskirti vieną nuo kito. O, reiškia, kažko tai trūksta, esu kažkoks nevisavertis. Kažką tai Dievas nepridėjo prie manęs, prie mano pilnatvės. Gal verta paklausyti. Maža to, žiūrėkite, kas toliau pasakyta. Moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, žavus akims ir žada duoti išminties. Jis skynėsi jo vaisių ir valgė. Geras maistui, žavus akims, žada duoda išminties. Tai primena kažką tai. Tai yra ta pati metodika, kurią naudoja šėtonas gundydamas Jėzų. Apaštalas Jonas pirmame laiške, antrame skyriuje, 15-17 eilutėje sako, visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Praeina pasaulis. Ir tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Kūno geismas. Ir Ieva matė, kad tas vaisius geras maistai, skanus gali būti. Akių geismas, o gražiai atrodo, žavus akims. Gyvenimo puikybė, žada duoti išminties, būsiu pats išmintingiausias Klaipėdos mieste. Taip, matote, tai yra ta pati metodika, akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo puikybė. Taigi lengva sugundyti žmogų, kuris myli pasaulį ir tai, kas yra pasaulyje, kuris guli piktajame. Ir trečias dalykas, kurį noriu priminti, priešintis. Taip, pagundų bus, jų neišvengsime, jas turime išvelgti, su jomis susidursime ir turime jom pasipriešinti, jos pačios nepabėgs, turime kovoti. Raštas sako, o jūs ir nekovojote iki kraujo, nesipriešinote iki kraujo, kovodami su nuodėme, laiške Hebrajam autorius sako, kartais taip lengvai pasiduodame tai pagundai. Parodo velnias saldainiuką ir žiūrėk, žmogus tuoj puola. Taigi, apaštalas Petras sako, pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų. Jokūbas sako, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų.
O jis yra galingas priešas, savo jėgomis jo plikomis rankomis nepaimsi. Taip, Viešpats davė mums ir visą ginkluotę dvasinę, kurią turime panaudoti. Taigi pamastykime, su kokiomis pagundomis susidurėte, ar visada jas atpažįstate, tuos velnio kėslus, ar visada pastebite to spastą, kuris gali sugundyti nusidėti, ar priešinamės toms pagundoms. Atminkime, kad toje kovoje mes nesame vieni, Viešpats yra su mumis, tas, kuris yra pažadėjęs, niekada jūsų nepaliksiu, niekada jūsų neapleisiu. Tas, apie kurį laiško Hebrajam autorius sako 4 skyriuje, mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusi pro dangus Dievo sūnų. Taigi tvirtai laikykimės tikėjimo išpažinimo. Kiekvienas žodis yra svarbus. Čia bent jau pas save esu pasibraukęs visus 4 žodis tušinuku. Tvirtai laikykitės tikėjimo išpažinimo. Žmonės gali būti slapti tikintieji, aš tikiu, bet niekam neišpažinsiu. Reiškia, tu gėdėsi, tu dar netiki. Išpažinimo, laikytis. Reiškia, jis nėra kažkas, kaip aš dabar tą giesmyną padėjau ir aš jo nelaikau. Kol aš čia kalbu, kažkas gali prieiti ir jį nunešti. Ir nieko baisaus, bet jeigu jis yra man aukso vertės, brangiau už gyvybę, aš jį laikau ir nepaleidžiu, laikau prie savęs. Ir kaip laikau? Tvirtai laikau, tvirtai laikykitės, ne šiaip 2 pirštais. O būna kartais netvirtai laikai, kai pavargę, žiūrėk ir įslysta, nes netvirtai laikai. Bet jeigu tu tvirtai laikysi 2 rankomis, tai tikrai jis neišslys. Ir štai būtent apie tai autorius ir sako, tvirtai laikykitės tikėjimo išpažinimo. Mes juk turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, o kaip ir mes visaip gundyta, tačiau nenusidėjusi. Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramų laikų. Matote, mūsų kovoje su pagundomis yra 2 dalyviai dalyvauja, daugiau dalyvių. Šėtonas dalyvauja, aišku, dalyvis jis gundo. Mes dalyvaujame tvirtai laikydamėsi tikėjimo, bet mūsų jėgos per silpnos ir dalyvauja Viešpats Jėzus, kad rastume malonę gauti pagalbą. Jo malonė, tai, kas mūsų stiprina. Artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Kai Viešpats mato, kad tu priešinėsi velniui, kovoji, Dievas gausiai savo malonę išlieja ir duoda tau jėgų nugalėti. Bet jeigu tu nesipriešini, nekovoji, tai Dievas sakys, kam tau mano malonė, mano stiprybė, jeigu tu net nenori priešintis tam. Taigi, Kristuje mes esame pajėgus pasipriešinti velnio žabangoms. Noriu dar porą žodžių labai svarbių paminėti. Prisiminkite, kas jūs esate. Žmogus, kūnas, siela ir dvasia. Yra toks posakis. Siela yra kovos laukas, kuriame kovoja kūnas ir dvasia. Siela tai yra mūsų jausmai arba emocijos, mūsų protas, mintis ir mūsų valia. Tai yra mano asmenybė, ką aš jaučiu, ką aš mąstau, apie ką aš mąstau, kaip aš protauju, kokį sprendimą aš nusprendžiu priimti. Ir galiausiai mano valia, kaip aš pasielgiu. Bet tam įtaką daro tiek mano kūnas. Kūnas nori primesti savo standartus, kad tuo tarpu dvasia, jinai siūlo savo standartus. Ir kam aš pasiduosiu, tai ir nulems, ką aš jaučiu vienokiams ar kitokiams dalykams. Raštas sako, kokią naudą turėjote iš tų dalykų, kurių dabar gėdijatės. Anksčiau jaučiau simpatiją tam tikrom nuodėmėm, blogiems dalykams, o dabar gėdijosi tų dalykų. Pasikeitė jausmai. Anksčiau galbūt mąstėte vien apie tai, kas yra kūno geismas, akių geismas, kas gražiai blizga tas blizgutis. Dabar jūs mąstote daugiau apie tai, kas yra aukštybėse, o ne tai, kas žemėje. Kodėl? Ar todėl, kad parašyta mąstykite apie tai, kas žemėje? Ne vien tai, bet dėl to, kad pasikeitė jūsų mąstymas. Jūs dvasios įtakoje, dvasia keičia jūsų jausmus, jūsų protavimą, mąstymą ir jūsų valią. Todėl jūs ir sprendimą kitokį priimate pasiekoje. Štai kodėl labai svarbu yra tai, ką raštas sako, vedami kūno ir vedami dvasios.
Kas neturi Dievo dvasios, tas ir nėra jo, nes tuomet vien tik tai kūnas diktuoja mūsų gyvenimą ir nulėmė, ką aš jausiu, ką aš jaučiu Dievo žodžiui. O man neįdomu, tai štai ką aš jaučiu. Būtent tai kūnas ir diktuoja. Apie ką tu daugiau mastai? Ką rodo per televiziją ten, talentų šou ir taip toliau, vienas namuose, kokios ten dar visokios ten yra baisių laidų nuodėmingų. Taip, tačiau jeigu vedami Dievo dvasios, raštas sako, visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Taip, nes Dievo vaikai, kurie ir turi kitus jausmus, kitokį mąstymą, kitokią valią. Štai kodėl labai svarbu, kad mes būtume pripildomi dvasia ir marintume kūniškus darbus. Nes kol mes turime šį kūną, dar neatnaujintą kūną, neatpirktą kūną, jis priešinsis, jis toliau tęs savo partizaninį karą, nors karas pats yra pralaimėtas, bet kai partizanas iš miško kartas nuo karto išlenda ir savo ragus rodo. Štai kodėl yra svarbu, kad mes dvasia marintume kūniškus darbus. Dvasia ir kūnas vienas kitam priešinasi, sako Paulius laiške Galatams. Štai kodėl jisai sako, kas sėja į kūną, pjaus mirtį, kas sėja į dvasią, pjaus amžinąjį gyvenimą. Ištirkime save, pažiūrėkime, patikrinkime, koks mūsų santykis su Dievu, kaip sekasi dvasiai gyventi mumise. Ir nepamirškite svarbaus dalyko, dvasiai miela gyventi tose namuose, kurie yra prižiūrimi, kad jie būtų švarūs, tvarkingi. Kai mes suklumpame, nusidedame, taip suprantate, liūdesys ateina, gėdos jausmas, mes nuliūdiname šventąją dvasią, įžeidžiame ją, pasijaučiame tarsi atitolę nuo Dievo ir prašome jo atleidimo. Gailestingas, maloningas Dievas be abejo atleidžia mums, bet mes patys pakenkėme savo, neleidžiame dvasiai toje pilnatvėje apreikšti save, kad šėtonas nemažiausios galimybės neturėtų laimėti kažką tai mūsų gyvenime. Kad pasaulis matytų, kad Dievas matytų, kad tikrai mes esame vedami Dievo dvasios, o ne sekmadieniais Dievo dvasios vedami, pirmadieniais dar iki pietų Dievo dvasios, o nuo antradienio iki šeštadienio jau kūno. Taigi te laimino Jis Viešpats, te padeda jums gyventi.